Komanda, kuri visada sėkmingai pasirodo grupės varžybose, bet nesėkmingai play-offuose, nusprendė keisti aprangas. Tai susijęs su tuo faktu? Be abejo susiję. Reikia kažkaip įveikti tą etapą. Nepamenu dabar, ketvirtfinalis turbūt buvo pernai. Anksčiau irgi pakankamai ankstyvo stadija, net prieš pusfinalius. Tai apranga vienas tų būdų turbūt įveikti tą barjerą. Šiemet esam žydri. O be aprangos kokių pasikeitimų įvyko komandoje? Komandoje praktiškai neįvyko pokyčių. Mes jau turbūt 5 metai esame pagrindinė sudėtis nesikeitinti. Pernai ir užpernai šiek tiek jaunimo atėjo, vartai pasikeitė, vartininkas Augustas atėjo. Kiek matau aikštėje visi senbuviai. Amžius pakankamai mūsų yra virš 26, susižaidusi komanda, tai pakankamai išlaikėm branduolį. Naujų praktiškai nėra keli ir jie tik pernai atėjo. Šiemet naujų praktiškai nėra, man atrodo. Padidėję vartai jūsų komandai gerai yra ar nelabai? Manau visiems gerai. Nes anksčiau buvo irgi nuomonių, kad vartai šiek tiek ankštoki, norisi smūgiuoti iš toli, bet tikimybė pataikyti yra nedidelė. Dėl to pas mus, manau, komandai tai bus geras pospiris į priekį, nes mušančių yra ir praktiškai ne tik puolėjai gali mušti, ir gynėjai pasijungiantis gali mušti iš toli ir manau, kad tai mums leis pasiekti geresnių rezultatų. Kaip įveikta prakeiktą ketvirtfinalį? Yra turbūt kelios komandos, ant kurių mes vis pataikom. Nenoriu jam daryti reklamos dabar, tikiuosi šiemet jos pereisim. Reikia susirinkti į varžybas, nes kaip taisyklė mums prašiau sekas, kai neateina 10 žaidėjų ar neateina 12 ir turim tik vieną kitą pakeitimą. Tai turbūt drausmė, jeigu susirinksim ir būsim gerai nusteikę, nusteikimas komandai labai jaučiasi. Subrendo komanda, taip pavadinkim, labai jaučiasi, nebesinervuoja. Kritiniais momentais, net pralaiminėjant likus 5 minutėm iki rungtynių pabaigos, pakankamai išliekam šaltų nervų ir, reiškiasi, tvarka komandoje atsirado. Tai reikia, kad toliau rinktųsi komandos nariai varžybas, sportinę formą palaikytų vasarą gerą ir pavyks, manau. Ačiū.